Deivės kodas. Kaip aplinka pažadina tavo tikrąją galią. Ir magijos kodas, kuriuo mes pasidalinsime, štai šios 3 žavingos damos, kurios ką tik pažadintos savo energijos, nusprendė išeiti į tiesioginį eterį ir pasidalinti savo energiją, savo šypseną, savo receptu, meiliai savo, laisvei savo, kūrybai savo ir taip toliau. Labas, mielosios, labas Jurgita, labas Monika. Labas. Labas. Kas generuoja jūs? Iš karto dabar sakykit, kas generuoja jūs ir paruošia dienai. Kaip jūs nusiteikėt, padiskutuokim, nes mes iš tikrųjų neturim. Mes sugalvojom temą, bet mes toj pačiai išdėstysim viską, ką mes jaučiam ir kaip mes jaučiamės kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, tai aš noriu pasakyti, kad labai yra tas paveikus aplinkos momentas, nes iš tikrųjų, kai vienas užsikuria, labai greitai pasigauna ir tas antras. Lygia dalim ir ne tik su pakelia nuotaika, bet ir su liūdėsiu, su pykčiu. Todėl labai svarbu yra generuoti, ką mes aplinkui save statom, nes iš tikrųjų šiandien aš atsikėliau tikrai tokia, wow, sakau, užsikursiu meilės smilkalą, noriu šiandien meilės, rašau mergom, sakau, šiandien belekas. Ir viena po kitos žinutės plaukia, kad tikrai šiandien belekas. Labas visoms. Aš taip pat noriu pasakyti, mano rytas nebuvo toks kaip Monikos, wow. Mano rytas buvo sunkesnis, nes turėjau eiti į kirpyklą, norėjau pamiegoti, bet kadangi mes čia užsikūrėm diskusijom bendrauti, aš grįžau, man tiesiog net daiktai pradėjo skraidyti. Panos einam į laivą, reikia greitai susiruošti, tai nebežinau, ko griebtis, čia vandens atsigerti, čia pasipuošti. Nesidažiau šiandien, esu visiškai natūrali, bet įkvėpta Monikos, Jurgitos užsisuko tą energiją, kuri yra, sakyčiau, užkrečiama. Na, merginos. Jurgita, o kaip tu? Deivės jo, o mano diena tokia, pradėjau nuo savęs. Nuo savęs pažadinau savo sakralinę čakrą, žodžiu. Pabuvau su savimi ir paskui jūs išgirdau čiate, kad ten piškinat ir galvoja, ir čia yra tas, ko labiausiai reikia moteriai, nuoširdžiai, paprastai, aiškiai ir ta generuojama teigiama energija, nuotaika, kur jinai gali išsprogdinti. Taigi ne tik tai smegenis, bet į visatą, į kosmosą gali išlėkti. Ir visgi apie tai, kad visos 3 mes esame bendrame versle, grožio versle, mes turim bendrą sąsają, mes generuojam bendrus tikslus, norus ir taip toliau, darbus ir strategijas. Bet apart to, mes dar turime kitą pusę. Gal sakyčiau labiau neraganystės, bet deivių ir magijos pusę, kas mus sieja. Mes dar turim dar vieną grožio čatą, kuriame mes diskutuojam apie jausmingus dalykus, kurie mus užkrauna, kas mus užkrauna, dalinamės informaciją, mes turim ir vedlių, ne tik tai mes pačios, bet turim labai labai šviesių moterų, kurios apjungia visą tai ir įprasmino mus tuo pačiu. Ir realiai, tai čia nebūna taip kiekvieną dieną, kad mes sproginėjame, ne panos? Pas mus būna tokių dienų, o vietos, viskas, nepajėgiu, reikia eiti atsigauti, reikia eiti padaryti, paleisti kažkokią emociją ar dar kažką. Ir mums tas padeda, mes turim magijos tokius, mes turim magijos lazdeles, tokias magijos lazdeles. Ir tai yra vienas iš mūsų nusiraminimo būdų, kuris mums duoda tą tokią apgaubę mus, tą tokią šviesą, magiją ir mes taip nusiraminam. Tai mes naudojam, noriu paprašyti jūsų, kad pasidalintumėt čate,
kas klausotės ir kas klausysitės, kaip jūs nuraminat save. Kokį jūs turit nuraminimo būdą. Vat, pavyzdžiui, mums patinka smilkalai. Mes esame atradusios tokios fantastinius smilkalus su magijos elementais ir tai mus taip įprasmina, taip nuramina. O kas nuramina tave? Kava turbūt nelabai nuramins, jeigu esi išsiderinusi, galbūt ar knyga, ar tau meditacija, ar tu eini į mišką išsiriekauti arba pasivaikščioti ir kitokie dalykai, tai būtinai rašyk, nes tai galbūt atlieps ir kitoms moteriams. Taip, iš tikrųjų norėčiau papildyti, kad esam mes moteris, tai yra mūsų bendras bruožas, bet iš tikrųjų mes esam vis tiek visos skirtingos. Kaip ir sakai, šiuo metu tai smilkalai mumis apgaubia, nuramina, bet palaukit, prieš pusę metų aš sakiau smilkalai, tik jau nesmilkalai, bet pavyzdžiui, aš bendrauju su šiom nuostabiom moterim jau ilgą laiką ir rekomendavo mandagiai, sako, pasim po vieną, pabandysi. Gerai, pabandysi, žinai. Ir ta prasme ir prilipo. Ir taip mes dalinamės bet kuo, rekomendacijom apie knygą, apie smilkalą. Jurgita mūsų kalnų sielą savo energiją į lauką, į gamtą išneša pasikrauti. Visi turim skirtingų būdų nusiraminti, pasikelti tą ir mes leidžiam kiekvienai būti tokia, kokia nori būti. Mes nepušinam, kad tipo, let's go, man nerūp, kad tu čia dabar liūdi. Ta prasme, mes vieną kitą papildom, išlaukiam tą momentą ir manau, čia yra ta tikroji bendrystė, moteriškumas, kur mes galim leisti savo skleistis, kartais ir užsiskliausti, jeigu tuo metu nesinori. Tai Jurgita, mūsų jautrumo specialistė, papasakok tu ką nors. Aš tai labai norėjau įterpti, kad mes visos esame iš skirtingų šalių. Tai yra Škotija, Vokietija ir Lietuva. Tai irgi yra, mes netgi bandėm pažiūrėti žemėlapį, tai yra tam tikras trikampis, kuris mus jungia. Ir net šiurpai eina. Ir iš tikrųjų, šiais laikais taip gera yra turėti tas technologijas, ar ne, mes galim iš bet kokio pasaulio krašto galų gale atsigerti tos kavos online, tos arbatos. Tai irgi yra kažkas didinga. Nes, sakykime, ar ne, mes kažkuom ir panašios ir skirtingos, bet labai gerai, kad skirtingos, nes mes kiekviena vieną kitą papildom. Kažkuri iš mūsų galbūt yra stipresnė, kažkuri greitesnė, aš jautresnė ir tie visi tos mūsų savybės labai gražiai vieną kitą prilaiko. Tai aš čia šitoje vietoje irgi esu dėkingume, be galo laiminga, kad galiu ir savęs duoti kažkam tas mano jautrumas yra reikalingas, sakykime, ar ne, ir aš galiu gauti, mokytis, pavyzdžiui, iš Jurgitos planavimo, strategijų, iš Monikos greitumo, organizuotumo, nes, tikrai būna tokių dienų, kad mes kažkur tai pasimetam. Ir šita bendruomenė, šitas deivių klubas, tai yra kažkas kiekvienai moteriai. Tai perduosiu dabar žodelį. Aha, labai norėčiau paklausti, ar jūs turit savo kažkokį ratelį, kažkokį bendruomenę, klubą, kur jūs galit skleistis, augti, tobulėti, mokytis, žinoma ir klysti tenka, nes per klaidas mes irgi mokomės. Tai pakomentuokit, ar tai yra kažkokie maži klubiukai, nes tikrai čiatų mes turim begalę, po 2, po 3, po 5, po 8 visokių formų, pavadinimų ir kiekvienas jis atlieka savo funkciją. Tikrai taip ir yra. O dabar aš noriu trupučiuką apie energijas. Šiandieną klausiau ryte, kol mankštinausi, klausiau labai fainą video apie moteriškumą
ir greičiausiai jisai man, va atplaukė specialiai. Ir greičiausiai, kad va išeičiau ir pasidalinčiau. Tai ten kalbama apie tai, kad moteriai yra reikalinga ir gyvybiškai svarbu susitikimai su kitomis moterimis. O jeigu jos yra sėkmingos, o jeigu jos yra pozityvios, energingos, tai juo labiau būti tenai kuo dažniau apsikabinti, jausti tą energiją. Ir aš esu girdėjusi ne iš vieno mentoriaus, psichiatro ir visokių kitokių coacherių, kurie sako, jeigu tu nori pulsuoti tą moterišką energiją, energetiką, turėti ją, tu turi būti tarp tų sėkmingų moterų, tarp sėkmingų, tarp darančių, tarp pozityvių, kurios tarsi šviečia, jos nori šviesti. Tai jeigu dar tavęs nėra, tu dar nesi ten, apie ką mes kalbam, tai būtinai pasiieškok ten, kur tu gali save įprasminti. Arba rašyk mums, mes tave priimsim į savo deivių klubą, galėsi relaksuoti, uostyti ir keisti save kaip transformuoti, o taip pat visokių gėrių sužinoti. Tai čia yra labai labai svarbu. Ir dabar Valentino diena. Ir Valentino diena, ir mes vakar su Jurgita kalbėjom, kad jinai ta diena, kuri norisi jaustis ypatingai. Bet ar tu jautiesi ypatinga visada? Ar tik vieną kartą į metus? Arba du? Gerai, moters diena, Valentino diena ir gimtadienis. Kas tau įtakoja? Šitie tik tai 3 dalykai. Man, merginos, jūs pasidalinkit, kas jūs įtakoja ir aš pasidalinsiu. Aš, pavyzdžiui, kiek jūs jaučia tos laimės? Iš tikrųjų, jau senai nebesivaikau tų šventinių dienų, kad jaustis ypatingai ir laimingai. Ir labai dažnai jau paskutinius kelis metus net pamirštu savo gimtadienį. Nes aš tikrai stengiuosi kurti kiekvieną dieną, kad būtų man kažkuo ypatinga. Kad ir tavo verytė prabėgant ant medžio pro langą. Aš be galo mėgstu gėles, man dabar aišku žiemą yra šiek tiek sunkiau, nes būdavo išeini į balkoną pasidžiaugti. Mūsų Jurgita dingo. Aha, aš galvoju, gal aš dingau. Ryšys pastrigo. Aha, va, grįžo. Parėjai, gerai, sugrįžai. Kažkas nutrūko. Ryšys buvo nutrūkęs. Ar grįžom į eterį? Ties gėlytėm nutrūkai. Su voverytėm nutrūkai. Tai aš ką norėjau sakyti, aš jau labai senai nebesivaikau tų švenčių ir tikrai stengiuosi kiekvieną dieną savo padaryti kaip šventę. Kažkokiais mažais ritualais. Kad ir arbatos atsigerimas, smilkalo užsidegimas, knygos paskaitimas, pabendravimas, komplimento pasakymas kitam, ką mes labai retai darom ir mes bijom pasakyti, nes iš tikrųjų, aišku, užsienyje tai yra daryti lengviau. Lietuvoje, kai pasakai komplimentą, dar labai gerai pažiūri, ar tu čia tiesą sakai. Tai aš labai stengiuosi mažais dalykais, bet kiekvieną dieną padaryti savo kaip šventę. Kad man nereikėtų laukti Valentino dienos, nereikėtų laukti gimtadienio. Tai mano požiūris ir būsena yra tokia. O Monika, kaip tavo? Kaip tu? Aš iš tikrųjų didžiąją dalimi tikrai sutinku su tavim. Savo gimtadienio nepamirštu. Aš šventės mėgstu visokias ir aš dar papildomai susikūriu, jeigu man trūksta tų švenčių. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šventė, tas jausmas, ta meilė vis tik prasideda nuo savęs pačios. Ir ką aš noriu pasakyti, kad Jurgita sako, atėjau nepasidažius, aš sakau, atėjau šiandien prisidažius, kas man jau yra labai neįprasta, bet tame ir yra ta laisvė, tas, net nežinau kaip apibūdinti, ta deivės būsena tikriausiai, kai tu gali leisti tau būti visokia, pasidažius, nepasidažius, su suknelė, su pižama. Nesvarbu, aš šiandien noriu taip, bus taip. Ir nesvarbu, ar tai Valentino diena, ar išvakarės, ar dar kažkas.
Jurgita, man patiko greičiausiai užbaigimui, kad mes galėtume kalbėti ir kalbėti, bet man patiko, Jurgita, tavo pasidalinta knygą, kokią tu dabar paskutinę skaitai ir kad dalinaisi, kad leisk savo būti. Išbūti akimirkoje, jeigu tau yra negerai, jeigu tu nori poilsio, jeigu tu nori susirinkti save, leis savo būti 5-10 minučių, kiek tau reikia. Tai aš ateinu su palinkėjimu, greičiausiai nuo mūsų visų, apie buvimą. Apie buvimą, kai moteris negali leisti savo būti tokia deive, negali leisti savo būti tokia laiminga, besišypsančia. Ir kai būna tų akimirkų, jų dažnai būna tokių, kad sustoju ir nežinau, ką daryti. Tai palinkėsim mes tau, kad tu sustotum ir būtum tik su savimi. Išmok. Ir tai yra labai stiprus jausmas, tai yra galinga praktika, galingas jausmas, nes tu tada įsižemini, susiharmonizuoji, o ko mums reikia, mums to ir reikia. Tai merginos, gal jūs dar norit kažką palinkėti, pridurti? Tik tiek, kad nepamirškit savęs, leiskit savo sustoti, kaip ir toj knygoj sako, nors 5 minutėm čia ir dabar. Jeigu geriu arbatą, tai geriu tik arbatą ir mėgaujuosi jos skoniu. Jeigu bendrauju su žmogum, tai tik bendrauju su žmogum, žiūriu jam į akis ir visų dėmesį bendrauju su žmogum. Jeigu žiūriu į dangų, tai aš pilna krūtinė žiūriu į dangų ir mėgaujuosi tuo. Va čia ir yra tie esminiai dalykai, kurių mes nedarom, nepraktikuojam. Tai va, kiekvienai noriu palinkėti va po tą mažą žingsnelį sustoti čia ir dabar. Minutė, 2-3. Užtenka. Jūs nuostabios. Ir aš dabar galvoju, ir mes tiesiog paėmėm ir atskleidėme tau deivės kodą. Štai tokia moteris deivė ir greičiausiai turėtų būti. Jeigu tau buvo aktualu, būtinai ir jauti, pajutai kažką artimo, pasidalink šio video, pasidalink su drauge, tegul išgirsta, tegul pagauna tą energiją, tegul atranda savyje to tokio kibirkštėlės, tos tokios magijos. Ir būkite laimingos, mielos moteris, būkite laimingos energijos ir šviesos. Ačiū, mielosios, iki. Ačiū jums.